Esminiai dalykai, ką aš norėčiau išsiaiškinti, galbūt iš tokio iš stebėtojo pusės, kertiniai akmenys, kur tau įvyko tam tikri lūžiai ir pakilimai, nukritimai, pakilimai, nes tie nukritimai, pakilimai būna pas visus. Tiesiog nieks apie tai nekalba. Valentina Miss White, Valentina yra tas žmogus, kuris išvažiavo praktiškai iš Lietuvos į UK, o tai yra pakeisti savo aplinką yra be galo sunku, kad pritapti prie kitos aplinkos. Todėl mano klausimai šiandieną bus būtent, kas tai yra ne šalies pakeitimas, o galbūt asmeninis pasikeitimas. Aš tave pažinojau kažkada, kaip aš sakau, kažkur tai ten. Kaip aš tai pažinojau, tai buvo labai paprastai, aš dirbu daug metų su žmonėm ir kada aš girdžiu negatyvę tam tikrą kalbą, tai yra, kaip aš visą laiką ieškodavau pozityvo, aš nesupratau, kam švaistyti laiko tam negatyvumui. O po to per vieną skambutį, po daug metų aš klausiu, kaip tu ginai ir tu sakai, gerai, važiuoju į mašinos automobilio saloną pirkti savo mašiną. Aš iš karto, wow, kas čia įvyko? Čia įvyko kvantinis šuolis, kaip mes dabar žinom, kuris vykdomas ne per naktį, o per ištisus metus. Taigi, tas pats pirmas lūžis, kada buvo taškas, kur greičiausiai nusprendė, kad ne. Aš gyvenau tokiuose santykiuose, kur patyriau psichologinį, emocinį ir fizinį smurtą. Ir be abejo, man tai buvo naudinga, dabar aš tai žinau ir man to reikėjo, bet tuo metu buvo labai labai emociškai sunku ir aišku, visi aplinkui kalti. Ir kodėl, Dieve, kodėl aš ir kodėl man taip duota ir kokia išvis yra gyvenimo prasmė, būti tokiuose santykiuose ir apskritai gyventi tokį gyvenimą, kur pastoviai kažkokie tai nesutarimai su žmonėmis, versle irgi ten ganėtinai sunki situacija buvo, turiu omeny emocinę situaciją, su klientais situacija ir finansinė situacija buvo šikna, jeigu atvirai. Pajamos yra, bet iš tikrųjų nieko nėra. Bet aš asmeniškai išgyvenau labai didelį emocinį skausmą, nes mano pačios vaikystė buvo labai sunki ir tuo metu man buvo kokie 35 metai ir aš galvojau, kokia yra prasmė gyventi. Ir mano santykiuose buvo taip sunku, kad aš tiesiog vienu momentu pradėjau save žalotis, pjaustyti savo šlaunis tam, kad nustoti jausti emocinį skausmą. Tai darei savo fizinį skausmą, kad nustoti jausti emocinį skausmą. Tuo metu man atrodė tai labai gera idėja. Išeitis, nes skausmas buvo toks didelis, kad tiesiog apima daugiau negu fizinis kūną ir aš tiesiog nežinojau, ką su to daryti. Ir aš tiesiog sėdėjau vieną kartą duše, žiūrėjau į vieną tašką ir ten buvo mano buvusio vyro barzdo žirklės ir man atėjo geniali mintis. Tai truko porą mėnesių, kol sėdėjau vėl tam pačiam duše su tom pačiom žirklėm ir atėjo kita geniali mintis. Atėjo geniali mintis, kad aš savo susikeliu fizinį skausmą, aš pati savo įsipjaunu, bet aš tada nustoju jausti emocinį skausmą. Bet jeigu aš pati savo įsipjaunu ir aš pati savo tai pasidarau, tai gal tas pats yra ir su emociniu skausmu? Gal kažkaip aš jį pati susikeliu? Tai buvo mano momentas, kada aš pradėjau ieškoti atsakymų, nes man pasirodė, kad tai yra tiesa, ta mintis, kuri atėjo, kad aš pati savo susikeliu skausmą, aš pati savo pasidarau, aš pati pasirinkau tokį gyvenimą, aš pati pasidariau tokį gyvenimą, aš tik nežinau kaip. Aš nežinau, kaip aš daėjau iki čia.
Na ir tada prasidėjo mano ieškojimai ir aišku, kadangi mano tema buvo emocinis skausmas, aš ieškojau atsakymo būtent, kas yra emocijos. Jeigu aš sau sukeliu skausmą, tai palauk, tai galbūt aš galiu sukelti ir džiaugsmą. Vienareikšmiškai. Pau! Wow! Man tą kartą, žinau, kaip tu pasakyčiau, wow, geniali mintis. Aš tikrai nenoriu lysti giliai ir ten leisti ašarų, oi ten kaip man ten skaudėjo, benačiort, visiems senai skaudėjo, ar mažiau, ar daugiau. Ir kaip pasižiūri iš pašalies, pasitraukia, žiūri, palauk, kas čia man daro, kas čia man daro? O tik ne aš? Aš pats. Ar tik ne aš savo rankytėm? Arba savo mintytėm? Taip. Kas dabar ir vyksta visam pasauliu, tai yra pasikeitimas. Žiūrėkit, atsimerkit, patys savo daro. Aš pats savo darau. Kaip čia aš susikuriu savo tokį gyvenimą? Nu jo, paprastai arba nesirenku, arba renkuosi kažkaip tai. Nes nepasirinkimas irgi yra pasirinkimas. Tai tipo, jeigu aš savo viduje darau tai tipo, o noriu saldainio, nu nebus to saldainio. Ir ta mintis yra iš tiesų, man buvo wow, kad ta prasme, kad kai tu suvoki, kad nuo prisilietimo aš čia taip darau ir nuo išgyvenimo aš taip darau. Ir tas pirmas. Suvokiau, ką dabar. Kas toliau? Taigi galima ir kitaip. Labai geras svarbus taškas. Aš manau, kad jisai būna tikrai kiekvienam. Tikrai kažkoks tai taškas, kur viskas nervuoja, kur viskas užnisa. Ir kaip besuktumėt, kaip beviniotumėt, labai tą fainą supinės tas žaist. Kiti kalti, aplinka apšikti kitus, kad pačiam pasikelt. Tai yra pats lengviausias žaidimas, tuo metu lengviausia pasijausti. Bet kai pamatai, taigi čiagi aš viską kuriu, aš viską. Ir toliau viskas, va čia yra duobė yra geriausia, ką aš manau, kas gali nutikti žmogui, nes tik tai ten atsiveria akys. Tik tai ten. Kokie va tam kelyje iki šios dienos, kokie būtent ryškiausi tavo tokie klikai arba kaip ir technikos. Bum, o čia galima taip, nes tai veikia taip ir taip. Technikutė paprasta. Pagalvoji blogai ir tada galvoji gerai. Taip atvirai. Tiesiog elementariai atėjo mintis ir pradedam aišku nuo šaknų, netaisyti tai, ką aš darau ir ką sakau, bet pradedu galvoti, nes jeigu aš pradedu galvoti gerai, pradedu galvoti teigiamai, pradedu keisti savo įsitikinimus galvoje, tai tas ir išeis iš mano burnos. Kas išeis iš mano burnos, tai akivaizdžiai atsispindės ir mano veiksmuose. Nes mintis formuoja žodžius, žodžiai formuoja veiksmus, veiksmai formuoja mūsų įsitikinimus ir įpročius, o įpročiai formuoja charakterį, o charakteris jau nulemia mūsų visą gyvenimą. Tai atsargiai su žodžiais ir mintim. Pradėti nuo minčių. Taip. Visiškai toksai, sakyčiau, man taipogi patinka minčių filtracija. Taigi, ką aš ten su smegenų nykštukais šneku, kągi aš ten šneku. Ir tai veikia. Ar aš šneku, jeigu taip paprastai, minusiukus ar pliusiukus. Nu, taip simplu, ne? Tipo, ar ten negatyvinu, ar pozityvinu. Nes pozityvas jisai ir, užsisakai pozityvą ir gauni pozityvą. Užsisakai negatyvą ir gauni negatyvą. Kažkaip taip. Žinai, jeigu tu pastebėsi žmonės, šalia kurių mes atsiduriame, yra toks natūralus pasitikėjimas tuo, ką jie daro ir tuo, ką sako. Tai bus tie žmonės, kurių minti, žodžiai ir veiksmai sutampa. Ir tokie žmonės turi visai kitą energetiką ir mes jais iš karto pasitikime. Iš karto. Tai, žinai, kai tokiu žmogumi tampi, tai tau pasidaro gyvenime žymiai lengviau ir santykius kurti, ir verslą kurti, ir draugų ratą turėti. Draugų ratą, tai aš vėlgi kalbu apie kokybiškus ryšius, tai yra abipusė nauda kažkokia, tai ir ne vienas kitam. Taip.
kai mes tampame tuo žmogumi ir tada mes patys sau faini iš tikrųjų esame, mes patys save pradedame pažinti, mes patys pradedame adekvačiai elgtis, mes įtraukiame etiką į savo gyvenimą, ką mes bedarytumėm. Viskas va ten kažkur, tai va ten, viduj, va ten susitvarkai. Jo. Ir tada įeina į tavo kūną, kaip tu savo sakai, ir išeina į tą lauką, ir iš to lauko tu pritrauki tuos žmonės. Ir tada iš pašalies pasižiūrėjus, jo, aš tapau visiškai kitoks. Taip mes save arba greunam, arba kūrėm. Ir Dievas ir viesas, žinai, ką nori, kaip nori pasidaryti. Wow, iš ties. Pakalbėkim apie mano mėgstamiausią dalyką, ogi verslas. Kadangi aš vyras, pripažinsiu, ir ne dėja, o su pasididžiavimu verslas mane visą laiką domino. Ar moteris gali turėti verslą ir kurti tuo pačius santykius? Pradėkim nuo verslo, po truputėlį paliesim ir santykius. Mano tėtis visada sakydavo, kaip tylėdamas. Labai gera technika. Tiesiog tyli ir darai. Tiesiog darai. Bet tai, jeigu taip kalbant rimtai, tai sveikuose santykiuose yra normalu vienas kitą palaikyti. Yra normalu vienas kitam padėti siekti savo tikslų, realizuoti save. Ar normalu turėti verslą moteriai? Aišku, kad yra normalu. Nes tai yra apie savęs realizavimą. Jeigu tau yra duoti statyti verslą, tu ir turi statyti verslą. Nes jeigu tu eisi prieš savo prigimtį, kurį jinai tau duota pagal tavo planetas, pagal tavo talentus, pagal tavo duotybės, tai tu pavirsi į pelkę. Kai tu pavirsi į pelkę, tai tada nėra pasitenkinimo, nėra meilė savo ir tada mes išsiliejame ant savo vyrų ir tada visi kalti. Užburtas ratas. Savirealizacija numeris 1, ką turi padaryti tiek vyras, tiek moteris. Kada mes esame savo kelyje ir mes tada visiškai taip ir santykis vėlgi kūrėme. Aš kadangi fenotipologiją prasistudijavau, tai iš tiesų ne visom galbūt ir tinka tas verslas. Nes yra kam daugiau, kam mažiau, yra tiesiog, kaip visi šneka apie kažkokį ar pašaukimą, ar pajautimą, tai ten, o kas aš esu, tai reikėtų pasikapstyti pačiam. Kaip tu apjutai tą, kas esi tu, kad man versle, nes, kaip jiems sako, gal prie puodų, nes yra taip, kad vienom yra fainiau tiesiog duoti žmonėm ten kažką, tai vaikus ten prižiūrėti, kitom iš tikrųjų verslą statyti, kitom tiesiog pačią save statyti, kitom ten dar kažkaip tai pagal struktūrą dirbti ir panašiai. Tai o kaip tu apčiuopi, kas tu, iš kokio tu molio? Esmė yra eiti pagal savo širdies kvietimą. Ar lengva jo išsiklausyti? Be abejo, kada mes esame jauni, mes apie tai net nesusimąstome, bet mes iš tikrųjų, mes natūraliai einame savo kryptimi. Mes natūraliai krypstame į savo kryptį. Tai aš turėjau daug darbdavių, bet aš visą laiką turėjau konfliktų su savo viršininkais arba ten kažkokiais tai pamainos viršininku ar ten grupės lyderiu ir panašiai, todėl kad aš mačiau, kad galima, pavyzdžiui, padaryti geriau klientui, galima suteikti didesnę vertę. Ir man visada sakydavo, kad aš kovoju su vėjo malūnais. Ir buvo toks etapas tiesiog, kada aš jau pavargau prisitaikyti ir, sakykime, daryti taip, kaip man sako. Ir aš nusprendžiau pabandyti turėti savo verslą ir padaryti taip, kaip aš matau. Taip, kaip aš noriu, taip, tokią viziją, kokią aš matau, tokį klientų aptarnavimą, tokiame lygyje, kokiame aš noriu, kad jisai būtų. Ir pradėjau savo verslą ir man puikiai sekėsi. Be abejo, kad buvo visokių įvairiausių iššūkių, bet aš niekada nesudvėjojau, ar man lemta ar nelemta. Tiesiog aš darau, aš kaifuoju, ką čia susimastyti. Bravo. Ką čia susimastyti. Ir kitas dalykas yra moterų, tokios kaip aš dabar akcentuoju, yra marsietės, kurių centrinė planeta yra Marsas, jums yra duota daryti verslą. Ne tik tai vyrai gali daryti verslą, moterys irgi gali daryti verslą, joms yra duota. Be abejo, jos daro iš kitos pusės, bet iš esmės tai tiesiog pagal pajautimą. O vėliau, kada aš pradėjau jau
gilintis, kada ties 35 metais įvyko mano lūžio taškas, tada aš pradėjau gilintis ir įvairiausias sistemas, tokias kaip žmogaus dizainas, kaip sielos formulė, numerologijos ir įvairiausios kitos sistemos. Ir visur buvo apie tą patį. Taip. Ir tiesiog tada tas pasitvirtinimas ir suvokimas, kad tai, aš ne šiaip sugalvojau, bet iš tikrųjų ėjau ir teisingai ėjau. Tai yra man duota. Tai savęs pažinimas yra svarbus. Bet labai daug žmonių tai daro intuityviai, jau daro tai, ką jie turi daryti. Tiesiog kartais stabdo abejonės ir baimės. Atrodo, ką aš išgirdau, tokia paprasta formulytė, užsinorėjai kažko, biški nueik, pasibandyk, o ne sėdėk, galvok ten, kaip aš iš tos knygos rašiau. 0 yra 0, galvojimas. 0 yra galvojimas. O galvoju ir nedarau. O 1 tai yra, veiksmiukas, 1, ką tu nori, tai tu nueik, pasižiūrėk, gal tavo, ne tavo, gal biški čia nueisi, gal čia, bet jau žiūrėk kažkur tai nueisi toliau negu ant 0. Tai labai yra iš tiesų ir paprasta, ir sudėtinga. Sudėtinga, aš manau, kad yra, kad tu blemba neini. Biški pajudėk, biški pakrypčio, kaip antytė. Žiūrėk, jau ten jau kažkas tai atsidaro. Tai iš tiesų labai, labai, labai tas nais, kad pabandėjai dar, o po to eina tobulinimai ir taip toliau. Nuostabu, kad iš tiesų verta praeiti, aš irgi rekomenduoju praeiti visus ten human dacing, ten psichologijas, dar, ta prasme, nes aš turėjau pokalbį su draugu, sako, kaip tu įsirinki mentorius. Aš jau supratau, kad jisai galvoja, kaip įvertinti kažkokios statistikos tos mentorius, kad tipo neimti jų, o ieškoti vis geresnio. Ieškau vis geresnio vyro, laukiu vis geresnio gyvenimo, laukiu vis geresnio mentoriaus. Tai aš paprastai, aš sakau, niekaip, visus imu. Visus, iš eilės imi vieną, praeini, kitą imi vieną. Aš dabar, pavyzdžiui, esu pasiėmęs 3, aš noriu 6. Aš pasimsiu visus 6. Nes jau išsipumpavau. Bet tai, viską daryk. Ir po to išsiaiškinsi, kas tavo, kas ne. Atmetimo technika. Imi, padarai, ar atmeti arba palieki. Kas tau yra santykiai? Nes aš tiksliai žinau, kad pinigai, verslas ir santykiai, jie labai arti koreliuojasi vienas su kitu, kaip ir pagrindiniai stulpai. Kas tau yra santykiai, kas tau yra svajonių santykiai, kaip tu juos čiupinėjai, kaip tu juos ragauji? Kaip tu ragauji dabartinius savo santykius? Man santykiai yra apie manęs kaip pilno žmogaus savirealizaciją. Nes būti vienam yra lengva, paprasta, o būti santykiuose reikia būti didesniu žmogumi už save. Nes reikia matyti ne tik tai savo tikslus, ne tik tai savo skausmą ir emocijas, bet reikia priimti ir savo partnerį, koks jisai yra, su savo pasaulėžiūra, su tai, ką jisai išmoko, su tai, kaip jisai mato santykius, su tai, kokiu tikslu jisai siekia. Ir man santykiai yra apie tokį begalinį stiprų augimą. Ir aš nesirinkčiau nieko kito. Jeigu reikėtų rinktis tarp verslo ir santykių, aš rinkčiau santykius. Wow. Amazing. Nuostabu. Aš jau girdėjau, kiek tu be galo esi padėjusi žmonėm, kiek turi nuostabiausių keisų. Papasako man savo tokius įspūdingiausius keletą keisų. Visų pirma, kaip žmonės dėkoja, žinai, kažkada tai buvo pas mane taip, kai buhalteriniam versle dirbau ir jį vyščiau, tai man buvo labai svarbus pripažinimas, kad žmonės pastebėtų, kad žmonės parašytų atsiliepimą, kad jie pasakytų, kokia aš šaunuolė ir kaip čia mano kompanijoje yra taip, kaip niekur kitur nėra. Ir tokių atsiliepimų buvo. Ir man buvo svarbu, kad žmonės tęstų tai daryti. Dabar, kada veiklos kryptis pasikeitė į mentorystę, į žmonių vedimą, didžiausia padėka man yra, kai žmonės iš tikrųjų grįžta namo ir padaro tai, kas buvo susitarta ir gauna rezultatą. Ir man labiausiai patinka, kai žmonės man tiesiog dovanoja gėlių. Man labai patinka. Tai.